Tikriausiai jūs taip pat pastebėjote, kad vulkaninis aktyvumas planetoje per pastarąją savaitę smarkiai išaugo. Tuo pat metu mokslininkus neramina netipiškas ugnikalnių elgesys išsiveržimų metu. Šiandien aptarsime šių nerimą keliančių anomalijų priežastis, kas savaitinėje klimato įvykių įvykusių planetoje nuo lapkričio 6 iki 12 dienos apžvalgoje. Kuba. Lapkričio 6 dienos vakarą atogrąžų uraganas Rafaelis sudavė pražūtingą smūgį Kubai. Sparčiai sustiprėjęs iki 3 kategorijos prieš pasiekdamas sausumą, jis smogė vakariniai Artemisa provincijai ir atnešė pavojingus bangų antplūdžius, smarkės liūtis ir gūsingus vėjus. Smarkiai nukentėjo Kubos sostinė Havana. Iš pakrančių rajonų gyventojai buvo skubiai evakuoti. Valdžia sustabdė viešąjį transportą, uždarė mokyklas ir atšaukė skrydžius. Iš populiaraus kurorto Kajo Largo saloje teko evakuoti daugiau nei 100 kanadiečių turistų. Kai uraganas Rafaelis pasiekė Kubą, jo stiprūs vėjai sutrikdė nacionalinio elektros tinklo darbą. Todėl daugiau nei 10 milijonų žmonių liko be elektros energijos. Tai jau antras didelis elektros energijos tiekimo nutraukimas per pastarąsias savaites. Rafaelis taip pat privertė naftos bendrovę sustabdyti veiklą Meksikos įlankoje ir evakuoti savo darbuotojus. Praėjus 4 dienoms po uraganų, Kubą sukrėtė daugybė galingų žemės drebėjimų. Lapkričio 10 dienos rytą per 1 valandą įvyko 2 stiprūs 6 ir beveik 7 balų žemės drebėjimai. Po jų įvyko 2300 pakartotinių požeminių smūgių. Žemės drebėjimą pajuto beveik 600 tūkstančių pietrytinių šalies provincijų gyventojai. Mažiausiai 7 žmonės buvo sužeisti. Pranešama, kad regione buvo apgadinti tūkstančiai pastatų, neveikė mobilieji ir fiksuotų ryšių telefonai. Sierra Maestra kalnuose įvyko mažiausiai 9 nuošliaužos. Svarbu paminėti, kad Karibų jūros baseine, Kubos srityje, 6 ir daugiau balų žemės drebėjimai įvyksta itin retai. Per pastarosius 50 metų regione įvyko vos 7 žemės drebėjimai. Jungtinės Amerikos valstijos. Lapkričio 6 dieną gaisras Mountain Fire apėmė Ventura apygardos kalnus Kalifornijoje. Miškų gaisrų dūmai valstijos dangų nuspalvino oranžinė spalva. Vėjo gūsiai siekė iki 96 km per valandą. Per kelias valandas ugnis išplito į 100 hektarų. Kas 4 sekundės išdegdavo futbolo aikštės dydžio plotas. Gaisro žarijos išsibarstė maždaug 4 km spinduliu, o tai tapo naujų taškinių gaisrų priežastimi. Dėl stipraus vėjo gaisro gesinimui nepavyko naudoti orlaivių. Tik lapkričio 8 dienos vakare vėjui nurimus 14% gaisro buvo suvaldyta. Gaisro plotas siekė daugiau nei 8300 hektarų. Sunaikinta 134 pastatai, sužeisti 5 žmonės. Ventura apskrities ugniagesių viršininkas ragino gyventojus nemėginti patiems apsaugoti savo namų. Pasak jo, kai kurie lieka iki paskutinio. Bet kai gaisras labai priartėja, žmonės jau neturi ko kvėpuoti, nieko nemato ir rizikuoja savo gyvybę. Tokius žmonės gaisrininkai, rizikuodami savo gyvybėmis ir gelbėdami juos beveik iš liepsnų, privalėjo evakuoti savo sunkvežimiais. Žiemos audra atnešė ankstyvą rekordinį sniegą į Kolorado ir Naujosios Meksikos valstijas. Aukščiausias sniego lygis buvo 135 cm Fort Garlando rajone, Kolorado valstijoje, ir 91 cm Rosjado mieste Naujojoje Meksikoje. Kai kuriuose vietovėse judėjimą apsunkino sniegas ir stiprūs vėjai. Dėl to buvo uždaryti vietiniai keliai ir tarp valstijų. Šimtai automobilių įstrigo sniege. Denverio mieste iškrito beveik pusė metro sniego. Tai buvo didžiausias lapkričio sniegas per 40 metų. Denverio tarptautiniame oro uoste buvo atidėta ir atšaukta daugiau nei 1000 skrydžių. Sniegas regione iškrito keliomis savaitėmis anksčiau nei įprastai, dar net nenukritus lapams. Dėl to griuvo medžiai ir dingdavo elektra. Daugiau nei 50 000 klientų liko be elektros energijos. Ankstyvas sniegas iškrito dar keliose valstijose.
Lapkričio 6 ir 7 dienomis JAV pietryčiai nukentėjo nuo didžiulio potvynio, kurį sukėlė uragano Rafaelės drėgmė. Smarkios liūtys užtvindė kelias Džordžijos valstijos apskritis. Vietomis iškrito beveik 460 mm kritulių. Automobiliai strigo 10 apsemtų kelių. Orangeburgo grafystėje pietų Kalifornijoje per dieną iškrito iki 380 mm kritulių. Vandens lygis Edisono upėje sumušė rekordus, sukeldamas užtvankų protrūkius ir staigius potvynius. Vanduo užtvindė didelę Orangeburgo miesto ir jų apylinkių dalį. Nelaimė padarė milžinišką žalą infrastruktūrai. Kelios verslo įmonės miesto centre nukentėjo taip smarkiai, kad jų neverta renovuoti. Buvo uždaryta 150 kelių. Daugelis jų apgadinti taip stipriai, kad eismas jais buvo neįmanomas. Potvynis kilo taip staiga, kad žmonės įstrigo ten, kur juos užliejo vanduo. Parduotuvėse, biuruose ir automobiliuose. Gelbėtojams teko valtimis evakuoti žmonės. Pareigūnai patvirtino 2 žmonių rastų užlietose automobiliuose mirtį. Orangeburgo apygardos ekstremalių situacijų valdymo direktorius pažymėjo, kad per 50 gyvenimo metų jis niekada nematė, kad vanduo pakiltų taip aukštai ar padarytų tokios žalos infrastruktūrai. Vulkaninis aktyvumas. Nuo lapkričio 7 dienos Kamčiatkoje, Rusijoje, Ševelučio ugnikalnis išsiveržė 3 kartus per parą. Dėl to mokslininkai perspėjo apie padidėjusių ugnikalnio pavojų. Ševelučius į atmosferą išmetė galingus pelenų stulpus, iš kurių aukščiausiai siekė 11 km. Pelenų šleifas pasklido ore net 120 km į rytus. Vienas iš išsiveržimų buvo ypač intensyvus, sunaikinęs naują lavos kupolą, sukurdamas piroklastinį srautą, kuris nusidriegė daugiau nei 10 km vakariniu ugnikalniu šlaitu. Nuo kalno taip pat pradėjo leistis kiti pavojingi srautai – laharai. Ust-Kamčiatske kelias dienas dangų dengė peleninė migla, sniegas tapo pilkas. Šaligatviai ir kiemai buvo padengti storų pelenų sluoksniu. Keliai tapo slidūs, nes dėl vulkaninių pelenų padangų sukibimas su kelio danga labai prastas. Buvo uždarytos mokyklos ir darželiai, atšaukti sporto ir kultūros renginiai. Gyventojams buvo patarta dėvėti kaukes ir jei įmanoma likti namuose. Žmonės skundėsi, kad darosi sunku kvėpuoti, o gatvėse esantys gyvūnai taip pat dūsta. Nėra galimybės vėdinti būstų. Prie šito neįmanoma priprasti. Ekspertai pastebi, kad Ševelučio išsiveržimas buvo netikėtas. Paprastai ugnikalnio išsiveržimo artėjimas yra aiškiai matomas iš seisminių signalų. Tačiau prieš išsiveržimą lapkričio 7 dieną ugnikalnio veikla buvo silpna. Toks elgesys Ševelučiui yra labai netipiškas, todėl jis tampa nenuspėjamas ir dar pavojingesnis. Lapkričio 11 dieną Antiochijos departamento Kolumbijoje purvo ugnikalnis Los Aburidos išmetė į dangų purvą ir pelenus. Po kelių minučių nugriaudėjo stiprus sprogimas ir iš kraterių išsiveržė ugnies stulpas. Po to 8 žmonės neteko sąmonės, apsinuodė dūmais ir dujomis. Nukentėjusieji nuvežti į medicinos įstaigas. Stichija apgadino 109 namus ir užtvėrė vietinį kelią. Purvo ugnikalnio įsiveržimas papildė daugybę nelaimių Kolumbijoje, kur smarkios liūtys ir potvyniai paveikė daugiau nei 200 000 žmonių. Dėl to prezidentas paskelbė šalį stichinių nelaimių zona. Etnos ugnikalnis Italijoje suaktyvėjo lapkričio 10 rytą, o mažiau nei po valandos įvyko stiprus sprogstamasis išsiveržimas. Pelenų stulpas pakilo daugiau nei į 9 km aukštį virš jūros lygio. Dėl tirštų debesų ugnikalnio vizualinis stebėjimas buvo apsunkintas. Situacija buvo vertinama naudojant palydovinius vaizdus. Į rytus ir pietryčius nuo ugnikalnio esančiose apgyvendintose vietovėse ėmė nusėsti pelenai, juodų sluoksnių padengdami namus ir kelius. O kai kur jie susimaišė su lietumi ir virto lipnia ir sunkia mase. Etnos observatorija dėl aviacijos pakeitė pavojaus spalvų kodą iš geltonos į raudoną. Katanijos oro uoste buvo paskelbtas pavojaus signalas dėl uždarymų, jei vėjas pakeistų kryptį.
Lavatobi Laki ugnikalnis Indonezijoje ir toliau demonstruoja didesnį aktyvumą ir daro žalą gyvenamiesiems rajonams bei kitai infrastruktūrai. Ugnikalnių pavojaus lygis išlieka aukščiausias, o aviacijos įspėjimo spalvos kodas raudonas. Vienu iš galingų įsiveržimų metu pelenai pakilo į beveik 7 km aukštį virš jūros lygio. Lavatobi Laki ugnikalnių įsiveržimo pavojaus spindulys buvo išplėstas iki 9 km. Daugelis pasėlių ir augalų, naudojimų gyvuliams šerti, buvo prarasti dėl pelenų kritimo. Nuo išsiveržimo labiausiai nukentėjo 5 Taliboro rajono kaimai. Žmonėms prireikė medikų pagalbos, padaugėjo besikreipiančių medicinos centrų su dusuliu ir kosuliu. Vietos gyventojai ir tūkstančiai turistų įstrigo saloje esančioje rytų Floreso regentijoje dėl laikino oro transporto sustabdymo. Valdžia mobilizavo keltus ir kitas jūrų transporto priemonės, kad galėtų organizuoti žmonių ir prekių judėjimą. Ekspertai pastebėjo, kad Lavatobi Laki ugnikalnių įsiveržimas lapkričio 3 dieną buvo itin netipiškas. Pirma, šiam ugnikalniui nebūdingi sprogstamieji išsiveržimai. Antra, didžiuliai raudoniai įkaitę akmenys išsibarstė iki 7 km atstumu, o tai taip pat rodo sprogimo galią. Jie paliko žemėje iki 15 cm skersmens ir 5 m gylio kraterius. Indonezijoje per pastarąją savaitę suaktyvėjo dar keli ugnikalniai. Lapkričio 7 dieną 5 iš jų išsiveržė vienu metu. Taigi, kodėl visame pasaulyje didėja ugnikalnių aktyvumas ir kodėl išsiveržimai tampa neįprasti ir dažnai sunkiai nuspėjami? Paprastai išsiveržimai įvyksta, kai magma išbėga iš rezervaro esančio po ugnikalniu vadinamo magmos kamera, kurioje buvo įstrigusi nuo ankstesnio išsiveržimo. Tačiau dabar mokslininkai fiksuoja kai ką neįprasto. Magma pradėjo kilti tiesiogiai iš giliųjų žemės sluoksnių. Ji turi skirtingą sudėtį, o norint ją pakelti iš tokio gylio ir esant tokiam slėgiui, reikia labai didelės papildomos energijos. Tyrimai rodo, kad išorinis kosminis poveikis į vidinį žemės branduolį atneša daug energijos, kuri vėliau paverčiama šiluma ir šildo mantija. Dėl šio šildymo magma tampa karštesnė ir skystesnė. Planetos sukimosi pagreitis didina išcentrinę jėgą, kuri prisideda prie magmos kilimo iš gelmių į paviršių. Tuo pačiu metu kylančios magmos slėgis krenta, todėl iš jos smarkiai išsiskiria ištirpusios dujos. Dėl to magma plečiasi ir užverda, kaip naro kraujas greito pakilimo metu. Tokia magma greitai ardo žemės plutą ir beveik netrukdoma pasiekia paviršių. Šie nenormalūs procesai paaiškina, kodėl išsiveržimai vyksta staiga be akivaizdžių prognozių, kaip Šivelučio ugnikalnis ir kodėl vis dažniau įvyksta galingi sprogstamieji išsiveržimai, o netipiški. Nors daugelis nenori to pripažinti, visi ženklai rodo, kad mūsų planeta naikinama iš vidaus. Mes susidurime su rimta grėsme, nes tai cikliškai įvyksta kas 12 000 metų ir lemia drastiškus pokyčius planetoje bei katastrofiškas pasekmes visai gyvybei. Pasaulinė bendruomenė turi pereiti nuo diskusijų apie klimato krizę prie praktinių veiksmų. Mes turime suburti vieną mokslinį potencialą, pritraukti geriausius specialistus, kad rastume sprendimus ir svarstytume skirtingus požiūrius. Tai vienintelė mūsų galimybė sutramdyti klimatą, kol dar nevėlu.